Nauja informacija. Šiame name 42-43, tai yra Antrojo pasaulinio karo metais, buvo įsikūręs nacių štabas. Ši informacija yra tikra, ją mums patvirtino žmonių, kurie čia gyveno palikuonis. Ir dabar norėčiau pademonstruoti jums keletą kankinimo instrumentų, kuriuos naudojo nacistai, kurie štabavosi būtent mūsų name. Galim pradėti. Matome sulaikymo kamerą, greičiau vienutę, kur nusikaltėliai jų manimų, belaisviai, nelaisviai, turėdavo praleisti parą už tam tikrus nusižengimus. Žinome, kad naciai turėjo šiokių tokių technologinių galbūt pranašumų. Tai taip pat norėčiau jums parodyti keletą įrankių, kuriuos jie susmeigdavo žmonėms į nugarą ir paleisdavo štai šiais laukais. Bėgt, kad jie juos matytų ir tada galėtų į juos šaudyti. Tiesiog dėl pramogos. Eime prie įrankių. Daugelis manote, kad Antrojo pasaulinio karo metais pasaulis buvo nespalvotas, bet pasaulis buvo dar ir kaip spalvotas, tik niūrus. Štai čia jau nacistinės Vokietijos išradimas, tai yra saulės baterijos. Štai šiuos įnagius jie susmeigdavo į nugarą ir jie šviesdavo naktį. Ir paleisdavo štai šiais laukais. Eime ieškoti sekančių kankinimo įrenginių. Kartuvės. Baisu. Keletą esu atidėjęs, kuriuos esu radęs. Sunku patikėti taip, kai aš išgirdau, man irgi. Rytinys. Turbūt pasodindavo ir ridendavo nuo kalno. Turbūt ten, nes ten yra šioks toks kalnelis. Eime toliau. Vienutę jau parodžiau. Karininkų vynas. Prastovėjęs čia nuo tada, kai jie paliko šią sodybą. Šlanga. Su ja turbūt buvo atliekami kažkurie tai smaugimo veiksmai. Šiurpas nukrečia. Dildydavo nagus, iki kol žmogus prarasdavo sąmonę. Lazda, su kuria plaudavo per kuprą. Čia kažkur turėjo būti nagų, o gal ir dantų atlupėjęs, bet turbūt jau neberasiu. Gal prie metalo. Boileris, su kuriuo turbūt plikydavo. Dar viena virvė tam tikriem veiksmam atlikt. Čia turbūt nelaisviai, belaisviai galėdavo susidėti savo asmeninius daiktus arba kažkas juos sudėdavo už juos pačius. Radau. Tikra SS karininko kėdė. Jeigu kažką dar gero rasiu, tikrai jums parodysiu. Vinis. Na ir finalinis dalykas,
reikėdavo atsikratyti nelaisvių belaisvių, tai pečius. O jeigu rimtai, viskas išskyrus nacių štabą yra visiški pezalai. Nenorėjau nieko įžeisti, nenorėjau nieko įskaudinti, galbūt kažkam tai yra skaudžias temos. Tiesiog norėjau juodai pajuokauti, kaip visada, nes šiuo metu labiausiai limpa juodas humoras. Kas liečia nacių štabą, tai yra teisybė. Bent jau taip tvirtina palikuonių žmonių, kurie kadaise čia gyveno. Ačiū už dėmesį ir iki sekančio karto.